Nu va, kaip matom, aš vėl prie to savo August ir ko problemų. Nu, ne mano čia problemas. Čia važiuoja šį kitą objektą, kur mirė. Bakterijos mirė. Oi, kur čia dabar yra? Va. Pas mane kaip ir viskas gerai, vandeniukas labai skaidrus. 1, 2, 3, 4 kamera gerai. Čia tik tai va truputį kaupėsi šito, nežinau, čia gal miręs dumblas ar kas. Bet kadangi nusimato lietaus, aš čia galiu biškį šoną išmesti. Ir čia truputį putelę užsidėjus. Bet šiaip pats vidurys tai labai gerai. Tai turbūt jau greitai reikia serviziuką man daryti. Tai man labai pasisekė. Man reikia į vieną objektą pristatyti šviežaus dumblio. Internete pastebiu grupėse, žmonės labai perina, iš kur gauti bakterijų, tai labai paprastas dalykas, jeigu koks kaimynas ar pažįstamas turi valymo įrenginį, gerai veikianti. Pasiemat pompą, aišku, nereikia tiek daug, kiek aš turiu, bet aš vežu labai didelį įrenginį ir reikia iš naujo paleisti, nes yra mirusios bakterijos. Įrenginys praktiškai miręs. Nu tai žodžiu, reikia pripompuoti dumblio, kad vėl paleisti iš naujo įrenginį, nes yra kažkoks kontorų ofisas ir tenai chebrytė ar chemijos prileido, ar ten valytojai, ar dar kažkas. Nu, dar aiškinamės. Aš jums sakiau, kuo greičiau išsiaiškinsit, tuo mažiau bus problema ateityje. Va, tai jūs pažiūrėkit, kas ten buvo. Aš buvau čia prieš porą savaičių nufilmavęs, o aš einu sirpti dumblį. Man daug nereikia, iš vienos kameros pasileisiu. Aš jau prieš kokį 15 minučių išjungiau viską. Tai dumblis turėtų būti nusėdęs ant dugno. Ir aš jau galvojau, Lietuvoj nieks tokių klaidų nedaro, bet pasirodo daro. Visą laiką reikia dumblį siurbti nuo dugno. Dugne dumblis, jisai sėsta, jisai visi nešvarumai, viskas ir dugne. Va. Tuo pačiu ir merginų plaukus išsiurbė, tuo pačiu ir kažkas kitkas, kas nusėdė dugne, žodžiu, viską išvalo. Taip kad siurbiam. Nu ką, sveiki jaunims. Klausim, kur Benišiūts veiks sekmadienio vakarą. O Benišiūts sekmadienio vakarą yra atvažiavęs į objektą prie valymo įrenginių. Norėjau paimti mėginį, tai man labai nepatinka, kad šito valymo įrenginio vanduo labai tamsios spalvos, dumblas juodas, tai dažniausiai sako apie dumblo žūtį, per daug deguonės. Čia iš visų kažkoks kalnas brūdo prikrautas, čia prikritę. Labai smulkus dumblas ir juodas. Sakyčiau, per daug deguonės, dar kažką, bet standart funkcija įjungta. Pats darbas atrodo gerai. O kaip iš tikrųjų yra, tai rytoj skambinsiu į August. Pabandysiu pasikonsultuoti. Ir man toks pirmas sprendimas, kad kažką bus pripylę, ar chemijos, ar dar kažką, kad bus nužudę dumblį. Tiesiog, dar nėra gal pilnai žuvęs, bet juoda spalva, kalba, kvapa nėra tokio kažkokio specifinio aštraus ar dar kažką. Toks lengvas. Net toks, nesmirdi žodžiu, bet atrodo nekaip. Galiu jums parodyti patį vandenuką. Vanduo jisai, neatrodo brūdnas, bet neskaidrus, dumzlėtas. Tai bandysim, žiūrėsim. Gal aš ir erzinu kai kurios jumis, kad labai dažnai yra pas mane to video su valymo įrenginiais, bet iš tikrųjų man trūksta tos tokios informacijos, nes aš pats pasižiūriu, bandau pasiieškoti internete kitą sykį iš kitų žmonių nuomonių ar patirčių ir kaip tas problemas spręsti, nes labai daugas iš mūsų mes ieškom tiek internete, tiek Facebook'e, tiek dar kažkur, tarkim, August ir ko man nemoka, tarkim, už reklamą ar dar kažką. Aš to ir nelaikau čia kaip reklamą, aš tiesiog sau darausi reklamą, jeigu galim tai pavadinti, nes apie tai šneku. Žodžiu, tai
Tai vat ir kiti įrenginiai, aš kiek įstojau grupę Facebook'e valymo įrenginiai ir labai daug žmonių, tokia problema, vienokia problema, trečiokia ir kiti sprendžia problemas, tarkim, kitą valymo įrenginį pasidarė, pajungia pastovų deguonies tiekimą į įrenginį ir atseit problemos susisprendžia. Gal jeigu pasiseka, tai išsisprendžia, bet iš tikrųjų, kiek bent jau man pasakojo technologai, tai pastovus deguonies tiekimas, irgi nėra gerai įrenginį, nes įrenginys gauna per daug deguonies, o dumblis atseit turi pailsėti karts nuo karto. Tai, nėra gerai. Vat, grinai, viens prie vieno toks pat įrenginys stovėjo tam fabrike, Augusto ir ko aš buvau Vilniui. Ten visai kitas vaizdelis. Ir neatrodo, kad čia būtų jie vakar išsivalę ar kažką ten. Aišku, jie gal nepasakys, kaip jie dažnai valo, bet aš galiu palei save spręsti, kad aš jeigu tinkamai išsivalau savo valymo įrenginį ir mes tvarkingai prižiūrim, stengiamės nenaudoti kažkokių tais cheminių priemonių, skalbimo milteliai visokie neutralūs, plovikliai neutralūs, aišku, turbūt visko pasitaiko, aš nesužiūrėsiu, ką naudoja ar Turka, arba ką naudoja Aleksas, jie gal kažkokį pigesnį kitas iki nusiperka dalyką ir paleidžia į tai įrenginį, bet turbūt vis tiek, jeigu tas dalykas nėra pastovus, tai jisai ir nenumarins tų dumblio. Tai bus matyti, man pačiam įdomu pasikonsultuoti ir vien dėl to man dar įdomu, kad aš stengiuosi išsisaugoti tą informaciją pats savyje, nes dažnai būna man privačiai žinutę parašot, ką galvoji, kas taip ir anaip, ir aš visų atsakymų tikrai nežinau, čia vienas žmogus iš Norvegijos man rašė, kur 10 metų dirba vien tik su valymo įrenginiais, tai jisai turbūt iš vis turi daug praktikos, o aš čia 3 metai gal kokie ir tai tik tai tų valymo įrenginių Danijoje čia labai nedaug, kokį 10, gal virš 10 jų yra bent jau mano žiniom sumontuota, kuriuos mes prižiūrim ir norėtųsi jų dar daugiau montuoti, bet tam, kad juos pilnai 100% į rinką įleisti, reikia praeiti nemažus, kaip pasakyti, kelius, tam, kad savivaldybė teiktų arba nurodymą, ar kažką, kad būtų geras valymo įrenginys, žodžiu. Tai va, toks man sekmadienio vakaras be nišučio. Rytmetį reikėjo prie kompo pasidarbuoti, vidusiuką sumontuoti, a dabar po pietų ir nuvažiuoti čia, pažiūrėti, bet vaizdelis man nepatiko. Realiai talpa yra 1 tona, bet pavažiavus tas dumblis paskui nusės kažkur per vidurį, tai viso jo neišpampuosim tai paprastą aktyvų į dumblį. Gerą aktyvų į dumblį. Biškį apskalavau įrenginį su šlanga. Jau beveik prisipildė. Žinot, kokią aš dar triuką darau, pavyzdžiui, kai darau valymą iš čia išsirbiu, ir tada pastatau pompą šičia į vidurį, kur yra švarus vanduo. Ir nusirbiu į šitą pusę, nes galvoju, kažkai siurbiu tas bakterijas šionos pusės, tai man daug švaraus vandens išsipila. Tai aš tavo švaraus vandens, kol jau pradeda siekti dumblą į tą pusę perpumpuoju, grąžinu atgal, o paskui ten nusirbiu dar biškį dumblo. Aš praeitą kartą nesirbiau šitoj kameroj dumblo, bet 100% išsirbiau šitas 2. Norėjau tokį biškį didesnį valymą padaryti, bet galvoju, gal biškį klaidą padariau, nes šičia, kur yra tos putelė, tai čia yra dažniausiai tas jau negyvas biškį dumblius ir reikėjo man jį nusirpti iš tikrųjų, nes dabar jisai sukilo į viršų, pasidarė putelę. Dumblio pripompavęs, apvalęs, prie kabuką viską pasikrovęs. Svajoju ateityje, jeigu labiau užsiimsiu valymo įrenginiais, nusipirkti būna speciali priekaba. Jis iki 1,5 kubo kompompuoja, yra pompa, yra kercheris ant viršaus.
Tik tai kainuoja, jeigu dėvėta, 20 000 eurų, o jeigu nauja, tai apie 50. Tai žodžiu, reikia būti rimtų specialistų, kad turėtų tokį dalyką. Daug įrenginių, o ne 10 ant Danijos. Så kan det være, bare lige tager på den fra. Bare lige have det sidste væske noget der. Gelbė technikas, vanduo, 2 pompos, viską išvalė, beveik biškai žiūri kontroleris, kažko stringa. Bandžiau įsiardyti, pažiūrėti, nu bet vėl nežinau. Nu va, tai atjungiau bateriją, va čia visiškai, kad restartuotųsi sistema ir dabar viskas veikia, tai surinko atgal, fantastika. Nu va, pripylė vandens ir visko neįpylė žmogus apie 18 kubų, tai čia nėra toks jau didelis. Dabar jungiau non-stop programą, kad biškai duodu deguonės per visą, toj prasimakalos, pažiūrėsiu kaip kas veikia. Čia viskas burbuliuoja labai gražiai. Čia irgi burbuliuoja viskas labai gražiai. Čia burbuliuoja irgi, bet čia dar net vandens perteklius biškai eina, man atrodo. Tai eisim to viską supilsim. Na, čia iš vidurio gal biškai mažokai kažkaip burbuliuoja, bet normaliai. Normaliai. Nu va, pareina dumblius. Tuoj pradės keisti spalvą. Labai gražiai burbuliuoja. Labai gražiai, kiek žmonės čia buvo plaukų prileidę, aš neįsivaizduoju. Nežinau, čia dar matysis, bet beprotiškai buvo. Va. Čia net nesuprasi, kas čia yra tokie per dalykai, tokie snargliai. Ar čia buvo nesuyrantis popierius, nu bet žodžiu, pilna nesąmonė. O dabar valymo renginys nusidažo tą spalvą, kokia turi būti. Čia va, nežinau kaip per kamerą persigė ruda spalva, gera spalva, o čia va juoda buvo spalva. Tai turi šitaip atrodyti. Ir jau va pabiški matosi dumbliukas labai nestipriai. Labai atsispindi, bet jau. Va, taip turi atrodyti. Nu va, nusidažo viskas jau reikiamom spalvom. Dumblis tikrai gražus. Labai puriningas. Da, aišku, dabar turi pasiskirstyti, jo nedaug bus. Turės priaugti. Dar biškį papumpavau vandenuko į vidų, kad išsivalyti savo kubilą. Kad pastatyti švarų gražų. Va. Dumblis labai gutė. Galės važiuoti, vyrukai skambina, prie stogo dirbti. Nu kun, viskas. Įrenginys paleistas. Čia dabar valandėlę, kol dirbau, buvo ant standarto programą. Ne, non-stop, biškį deguonės į vandenį. Nes nežinau, iš komunos gal savivaldybės atvažiuoja. Sakė, gerimą vandenį atvežė. Bet tas gerimas vanduo, aš manau, gal jisai, nežinau, ant kiek prisodrintas deguonės. Nes sako, reikia paleisti valymo įrenginį, kad vanduo prisisodrintų deguonės ir tada užleisti dumblį. Nu, bet valandėlę pavarė non-stop ir dabar padariau ant -2, kad, nu, nes dar dumblio mirtis gali būti irgi per didelis. Nu, ne mirtis, o smulkum. Čia mirtis tai juodas dums arba chemija, bet kai dumblas labai smulkus, sako, labai daug deguonės. Tai deguonės irgi sumažinau, kad būtų ant -2. Paskui atvažiuosiu už gal porą savaičių. Kamera. Atvažiuosiu už porą savaičių ar už mėnesį, pažiūrės kaip atrodo. Nusiunčiau video tam generaliniam, čia, kaip pasakyti, komendantui ar kam šitų pastatų. Sakau, iškabink lapelius, nes labai neaišku, ką čia meta. Yra moteriškų ofisai, daugiausiai moteriškų dirba ir, nu, kitas iki, ar moteris veidą pasivalo, dar kažką.
ir met tas servetėlės, o tos servetėlės, kurios yra valymui skirtos, va šitos ir matėsi grinai va kampelis, va tokios servetėlės, tai jos yra plastifikacinės, jos neįra taip kaip tualetinis popierius. Va. Tai labai daug grūdo visokio. Lemba 10:30. Vyrai skambint prie stogo, biškį pastrigo, nėra darę prieš tai ir negarantuoti, tai lieku greit išsimetu su daiksu, varom tą prie stogelę padirbti. Na va, sėdam ant stogo, kaip papuokas koks. Tas stogelis pabaigtas, anoje pusėje pabaigta. Turėjo būti planas šiandien šitą pabaigti, bet biškį su kaminu. Daug reikalų. Bražau brėžinį čia tokį, kaip skardelį išsikarpyti. Galėjo būti iš principo. Šitas skardelį būtų aukščiau, tada būtų tieslinė, bet gal biškį pasidaryti, bet bus gražiau paskiau. Va, tai tokia guma atsiuntė. Mum, tu nieko nepadarysi. Čia kaip veliusas susidirbdėsi dabar čia tą juostelę. Užsimaus ir viso. Čia tiesiog prisiklijuoja, o viduj dar užlenkiau biškį, va tokį padariau. Jeigu vandens papultų va čia, tai jau čia į vidų nebėgs, tai varys per apačią kažkur, jeigu ir varys. Va, einam skardu pjauti. Dirbam ant stogą, chebra vadėt rimtą plėvę, nes šventėm, kad neprabėgtų. Nesvarbu, kad turim šitą, bet mes neturim čia kompensacinės juostos ir kur nors, kai kreiviau balkelis, tai nepriglunda. Ir biškį pabėg. Sakiau, paskutinis mano stogas bus be kompensacinės juostos. Tai reik būtinai. Čia kaminuks apsidirba. Parkingai uždėjom bliūdą, nes kaminą nie. Dirbam veliuksą. Bandysim iki tamsos. Daiti geno veliuksą bent jau šiandien. Na va, praeiti 2 hemarojai. Ir langas. Ir kaminiukas. Finišo tiesioji. Daisim iki veliukso ir žiūrėsim, gal biškį dar veliuksą padarysim šiandien. Tada lyg turi to šitą pabaigti. Būtų labai gerai. Kiek čia? 2,5 valandos kažkur apdirbti veliuksą. Dar biškį dulkyčių. Nusipučiam, nusivalom, kad būtų švaru. Vadėjam iki 2 veliukso beveik. Kiek čia turim valandų? 5 valandos vakaro. Tai pažiūrėsim, gal dar porą valandikių padirbsim, kad veliuksą bent biškį apdirbti. Nes rytoj iki pietų dėl to, kad nebus lietaus. Būtų gerai chebra pasibaigtų šitą. Ojejei, penktadienio vakaras. Tamsa. Kaip sako? Ne, aš šneku su kamera. Sakau, dirbam su tamsa. Gilia. Ranko šarės. Tada einu pamiršti, klausiu pas kitą pas tave ranko šarės, nes negražu būtų rimtų, kur žinau. Nu tai taip ir priklauso vyram. 2 kartus prieš ir po. Jo, ir paskui už alkūnės judint. Taip. Ir uždėtas lapas. Nu va, planas šios dienos bus padarytas 7 valandas be 10. Baigęs šoviniai, tai gerai, prispaus kardą. Va, nemažai pasidarė, gerai. Koks kamins, mėlins. O paskui lapą užsukam, su, leidamas, einam tvarkytis. Lygiai 7, penktadienį vakarsi nusikaltims dirbti, ilgą žalti. Nusikaltims, nebūtų atostogas. Kalėdos neužilga nedarytumėm, tai bet va 2 veliukus apėjom šiandien. Rytoj kitą kankynę į lainę daryti hebrai. Va.
Ojojoj, ojojoj. Kiek reikalų, susidedam įrankius, kad kišenis nesproktų. Važiuojant numiai, galės liekti ilsėteis. Kaip gera. Ojojojojoj, kokia gera dienelė. Bijojau iš ryto, kad tiek neįveiksim. Tas kaminas biški ne taip gavas, kaip norėjom, bet viskas gražiai iš tikrųjų. Gal netgi gražiau negu iš tikrųjų kaip galvojam, nes norėjom liniją daryti tiesę, o padarėm taip, numatė ten. Tokį, taip ir beliuksus norėčiau kažką daryti, jeigu pats sugalvočiau lankstyti beliuksams apdailas. Bet nežinau, ar taip darysiu. Didžiausias mano stogas kažkada darytas gyvenime, tai va šitas ir yra, čia virš 800 kvadratų gaunas bendrai, sudėjus visus. Vienas šitas apie 400 kvadratų kažkur. Bet, nu, nežinau. Mane tie veliuksai erzina. Šiaip tai skarda normaliai. Dedi darai ir padarai, bet kažkaip taip. Jeigu reiktų rinktis, geriau dedu skalūną, geriau dedu šiferį, geriau dedu čerpės. Skarda paskutiniai vietoj. Čia vien tik dėl dėjimo malonumo, gal sakyčiau taip. Bet jeigu jokių veliuksų nieko nėra, lygus stogas, tai kodėl ne? Čiuk savo sumetė į viso, važiavau į kitą objektą. Greitai susimeta tą skardą. Va. Čia, tokia dienelė, tokie darbeliai. Važiuojam ilsėtis.